Trijobet. Irgi, kaip sakyti, norint kažką laimėti, reikia nežiūrėti, kaip sakyti, labai nekreip dėmesio, ruoštis. Kaip čia vienas sakė, tai nieko, sako, praeisim toliau, bus lengviau. Manau, kad Europos čempionate lengvų varžybų nėra. Ar tu būsi vienoje ar kitoje grupėje, kadangi labiau dabar dar komandų padaugėjo, taip kad atsipalaiduot nėra kada čia nebus. Kaip galvojat, kas daryti su lietuviais su tokiu Balkanų katilu? Jau grupė 5 komandos iš to regiono. Nu, ten, ką graikai turės daryti, tam čempionate Balkanų. Nieko, nu tai ką, važiuosim Alytų pažiūrėti, kaip sakyt, Balkanų čempionatų vykstančių. Ar kažkurie nuo jūsų priklauso, bet kaip vertinat, kad būtent Lietuva A grupėje dalyvaus Panevėžyje? Čia, žinot, turbūt organizatoriam geriau matyti, kadangi gal kažkokiu vis tiek nepamirškit, Lietuva tai nėra kažkokia tai ten super valstybė. Taip, kad žiūrėjo, sukosi kaip galėjo tenai, sakysim, sudėlioti ir tuos žiūrovus ir komandas. Taip, kad nieko, ką ir nuo Vilniaus ir nuo Kauno praktiškai tas pats. Atvažiuosim žiūrėti tenai. Ar galima vadinti A grupę savotiškai, iš pirmo žingsnio mitininkų grupę, kuris renka praškai? Ar norėtum pavadinti? Ne, tai aišku, stiprios komandos. Nu. Ir Lenkai supranti, ir nežinia, ir, kaip sakyt, kiek supratau, pirmos varžybos bus su anglais, kur, žinai, pavaiduoti negali, pirmų kas ir žino. Neaišku, kas dar išeis. Nekalbu ten turkai, kaip atvažiuos, ispanai, vėlgi, žinai. Nori, nu ką, kaip bus, tai bus. Nu, svarbu, kad būtų sveiki visi. O ar Latvija spėjo padėkoti už gerą grupę jos? Kaip? Latvija spėjo padėkoti už gerą grupę jos ištraukti. Tai aš jau, matei, kur norėjau. Pasirodo, dar sunkiau būtų, nesgi mums su Latvijais visada sunku. Bet ačiū Dievui, kad tos taisyklės suveikia. Ačiū.